masalu. Paprastai žiurknuodžių vienų naudoti nepatartina dėl kitos gamtos apsaugos. Reiškia, turim saugot paukščius ir kitus gyvūnus, todėl privalom turėti masalo dėžutės ar savadarbės, ar galima nusipirkti. Čia dabar galiu parodyti dvi paprastas. Viena yra cilindro tipo, kur susimauna masalas ir užsidaro, apsaugotas nuo lietaus, pelė ar žiurkė gali ateiti pavalgyti. Kita yra kvadratinio tipo, taip pat įsipilt gali grūdai, susimaut masalas ir turi privalumą, kad jinai gali būti pritvirtinama prie namo, sienos ir prikabinama aukščiau, kad nesiliestų ir nepakliūtų vanduo. Kas kiek metrų maždaug siūlytumėt, rekomenduotumėt dėti? Skaičiuojasi taip, jeigu yra labai didelė populiacija, jūs jau tas peles matot, plika akim matot, išmatų daug ir viskas dedasi kas 5 metrus. Jeigu yra kontroliuojama, dedama kas 10 metrų dėžutė. Tai jeigu jūs turite namo normalus kvadratų, tai mes kaip žmonėms sakom, kiekvienoj namo kraštinį jūs padėkite po dėžutę ir būsit apsisaugoję. Lauke geriausiai naudoti tokį masalą, kuris nebijo drėgmės. Yra labai paprasta paruošti masalo dėžutės. Labai svarbu ir paminėti, kad tik tai su pirštinėm galima, ar nedirbti, nes kitaip pelės užuos. Pirma, pelės užuodė, antra tai yra nuodas, kur ir jūs patys turite saugotis, kad nepatektų jums į odą. Uždarot, dėžutė užsifiksuoja, raktelį galit palikti, galit nepalikti, jeigu turit vaikų, geriau raktelio nepalikti, statote palei namo sieną. Svarbu dėžutę tikrinti bent jau kas 2 savaitės ir vėl papildyti pelių nuodais, jeigu manote, kad pelių jums dar nepavyko atsikratyti. Ar mes galėtumėm tas dėžutės laikyti ir viduje, tarkim, garažuose, rūsiuose, kur laikome savo daržoves, vaisius, tarkim? Taip, žinoma, jūs galite laikyti tiek viduje, tiek išorėje. Tiesiog paprastumo dėliai visi stato lauke, kad jau jeigu į namą pakliuvo, jau reiškia, nepadarėt namų darbų. Jau reikia prieš tą atlikti. Jeigu namuose, tada jau statom dėžutę arba jau iš karto gaudom spąstų. Yra klijų plokštelės, visokių būdų yra pagalba.